Dienos pietus už 16:50 Augustin restorane. O žiūrim? Penktadienis svarbi diena. Tad po geros treniruotės Žempliuose norisi kažkur skaniai pavalgyti. Tad pagalvojau, ar ne laikas Augustin dienos pietus paragauti. Gi taip smagu išbandyti visokias Mišelino gide esančias vietas. Praveriam duris ir apžiūrim interjerą. Na, turiu prisipažinti, tikrai gražu. Aš kiek ankstyvas žmonių neradau. Tad išsirenku staliuką prie lango, toliau nagrinėju aplinką, vaizdą pro langą ir kitais dalykais užsiminėjau. Ir štai ant mano stalo jau šefo komplimentas. Purus sviestas ir įspūdingo skonio duona. Kartais man atrodo, kad į tokias vietas apsimoka vien dėl šefo komplimento ateiti. Vienas smagesnių pietų dalių. Dar porą minučių ir ant mano stalo gula dienos sriuba – žuvienė. Galbūt norėjosi kiek intensyvesnio žuvies skonio, bet visumoje daug šviežių daržovių ir toks natūraliai subtilus skonis. Jausmas tarsi valgytų močiutę žuvienę, tik šioji močiutė renkasi kokybiškus produktus iš labai geros parduotuvės. Tuomet atkeliauja marinuotos lašišos salotos. Jei norėčiau paburbėti, tai sakyčiau, kad silpnai jautėsi kalendros padažas. Ir visgi lašišos kokybė tai yra ne ta, kur prekybos centruose guli. Lengvai karamelizuoti burokėliai, juodieji serbentai ir ruginės duonos skrebučiai neleis man sumeluoti, kad tai buvo tikrai įspūdingas potyris. Vėlgi, subtilu, išieškota ir maksimaliai kokybiška. Neprimityviai tiesmukas skonis, o toks, kurį reikia pajausti ir mėgautis. Ir aš mėgaujuosi. Gi penktadienis. Gera diena. O jeigu jūs žinot, kokie dar Mišelinai kviečia dienos pietų, parašykit komentaruose. Labai įdomu ir kitus paragauti. Skanaus visiems.